Verslo pozicija. Laidą Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS. Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, kaip visada kalbam apie verslą, ekonomiką, šiandien labiau apie energetiką su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštėnu. Sveiki gyvi. Labas rytas. Tai gal pradėkim vis dėlto nuo aktualijų. Karas, artimieji rytai, aišku, visi žiūri į degalinių lenteles ir asociacijos skelbia, kad šiek tiek degalai brangsta. Nežinau, kaip bendrai elektra, energetikai tai gali atsiliepti, Dariau, ar tai turės poveikį, jūs sekat, jeigu užsitęstų ypač konfliktas, kaip tai galėtų skaičiukams mūsų sąskaitose elektros atsiliepti ar ne? Elektrai gali atsiliepti tik netiesiogiai, bet vėlgi turim suprasti, kad ir naftos, ir dujų kainom dabartinis konfliktas šiek tiek padarė įtakos, bet nedidelės ir panašu, kad rinkos įvertina, kad to regiono ir Irano gamyba nesudaro milžiniškos dalies, ją galima kompensuoti, todėl tam tikros rizikos įskaičiuotos. Ir naftos, ir truputėlį dujų kainos pakilo, bet jos nesuvinguriavo drastiškai. Elektros rinkai, jeigu tai būtų ilgalaikis kažkoks iškastinio kuro kainų augimas, tai kaip matėme ir per energetinę krizę, elektros rinka yra šiek tiek susijusi su iškastinio kuro rinka, kadangi balansavimui tuo metu, kai neveikia atsinaujinanti energetika arba jos nepakanka, yra naudojamas iškastinis kuras, natūraliai tai persiduoda ir elektros rinkai, bet skirtingai nuo 22 metų, aš sakyčiau, yra didžiulis, milžiniškas pokytis įvykęs visų pirma Lietuvoje. Nes mes labai daug po Ignitis grupės IPO ir Ignitis grupė ir kiti vystytojai labai didelės milžiniškas investicijas milijardinės darom į atsinaujinančią energetiką. Ir todėl mūsų vidinės gamybos ir visų pirma iš atsinaujinančių šaltinių kiekis, jisai drastiškai pasikeitė. Jeigu 18 metais 20% mes tik viduj gaminomės, o 80% buvo importas. Praeitus metus mes pabaigėm 70% jau patys pasigaminę. O praeitas balandis buvo 99% elektros energijos buvo pagaminta jau Lietuvoje, jeigu lyginti su vietiniu vartojimu. Bet čia vieno mėnesio, atsiprašau, yra iškirpimas, sakykime, ne visos ilgo periodo. Neilgo vieno mėnesio, kažkada mes džiaugiamės keliom valandom, po to dienom, kai mes jau turėjom perteklinę gamybą ir žemesnės kainas, balandis buvo jau visas mėnuo. Ir aš čia, esu užtikrintas, mes darom gana detalius modeliavimus, kaip toliau vystysis atsinaujinanti energetika, visų pirma dėl mūsų investicijų ir kitų vystytojų investicijų. Apie 28 metus, 28 metais mes manome tikrai pasieksime, kad 100% bus jau ne vieną valandą, ne vieną dieną, ne vieną mėnesį, o visus metus. Ir čia bus esminis lūžis kainų dinamikoje. Aišku, elektros energija, mes nuo to pradėjom, jūs ant to statot, kiek kalbinu. Dabar, ponė Dariau, yra viena turbūt kertinių temų, yra saugumas. Ne tik tai, kad turėti, sakykime, savą generaciją, kas yra labai svarbu, bet ir kad turėti saugią generaciją, kad būti, tas angliškas žodis resilient, atsparus atsitokėjimui greitam, maža kas, karo scenarijus, viskam turim būti pasiruošę. Toks laikas, matom, kas vyksta pasaulyje, žinom, kad gyvenam ant ugnikalnio ir gali viskas čia pasisukti ir prasiveržti, duok Dieve, kad nebūtų, bet vis dėlto šita kryptimi, kas yra daroma, nes kiek kalbinu energetikų, ne tiek gal energetikus, mokslininkus, kurie dirba su atsparumu, Zenoną Norkų, prieš kelias dienas kalbinau profesorių iš Vilniaus universiteto, jisai, tam tikrą prasme sako, kad tas energetinis mūsų nesaugumas gali būti problema ir ta priklausomybė nuo elektros ir tas labai didelė priklausomybė namų ūkiuose nuo vieno elektros, žinot, gali turėti iššūkių. Ką jūs į tai, ką darote, kad saugi būtų mūsų energetika ir ką galbūt patys piliečiai gali padaryti, kad turėti tą atsparumą didesnį? Vėlgi, jeigu žiūrėti į energetinės sistemos atsparumą ir ypač elektros sistemos atsparumą, visi matėm, kas vyko šiemet Ispanijoje ir daug studijų buvo padaryta, kokios priežastys to įvykusio blackouto.
Tai vėlgi išvados daugmaž aiškėja, iš tikrųjų saugioj, stabilioj energetiniai sistemoje labai yra reikalinga labai gerai turėti kokybiškai subalansuotą įvairių generacijos rūšių tą vadinamą miksą. Ir Ispanijoje akivaizdžiai pritrūko ne atsinaujinančios energetikos, o stabiliai veikiančios pakankamo kiekio konvencinės generacijos, kuri suteiktų sistemai pakankamą atsparumą, taip vadinamą inerciją, galėtų efektyviai veikti įtampos valdymo priemonės, kai vienam šaltiniu atsijungus kiti labai greitai atstato įtampą ir dažnį. Na ir ten įvyko tam tikras virtinė grandinė, reiškia, blogų įvykių, kuris sukūrė tą sistemos griūtį. Bet priminkit, kokia yra priežastis, kodėl išmušta iš vėžių buvo Ispanijos portfelis? Vėlgi, ten daug abstrakčių frazių, bet ką mes matom, kad buvo iš visų pirma konvencinės labai didelės generacijos dujinės atsijungimas, reiškia, kuris įvyko labai staigiai, o kitų besisukančių generacijos šaltinių, kurie galėtų, ten tose milisekundėse efektyviai išlaikyti sistemos stabilumą, nepakako. Ir tada jau įvyko grandinė reakcija, kai didelis kiekis kitų šaltinių atsijunginėjo. Tai šitam dalykui valdyti visų pirma reikia turėti pakankamą inerciją sistemoje. Tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse mes turim didžiulį pranašumą, nes prieš sinchronizaciją buvo padarytos papildomos investicijos ir į asinchroninius kompensatorius viduje projektų sinchronizacijos ir buvo paruošti dujinės generacijos blokai. Mes ir 8 renovavom, dabar renovuojam 7, efektyviai veikia 9 blokas. Mes turim labai didelį kiekį tos konvencinės generacijos, kuri veikia labai efektyviai. Virš to dar, kadangi mes matom, kad intensyviai toliau gaminsime didelius kiekius naujų investicijų, atvesim į atsinaujinančią energetiką. Mes šiuo metu statome 5 Kruonio bloką, kuris vėlgi pagrindinis jo darbas ne tik dirbti tam kainų arbitražą, tai yra sugerti žemas kainas ir kai kainos pakyla padidinti gamybą, kad jos nesukiltų, bet jis teikia ir tas vadinamas sisteminės paslaugas, kai iš tikrųjų gali labai greitai sureaguoti į sistemos poreikius ir padaryti balansavimą. Tai 26 metų gale bus paleistas 5 blokas, tai bus milžiniška baterija, bet iš vandens. Aš kartais sakau, kad įsivaizduot kokio dydžio talpa įdiegus tą 5 bloką, nes bus jau tada pilnai lanksti vandens baterija. Tai ta talpa prilygsta 200 000 elektromobilių sujungtų į vieną vietą. Tai labai didelis kiekis, kuris padės ir dar labiau padidinti stabilumą, priintegruoti dar daugiau atsinaujinančios energetikos ir kas visiems labai svarbu, ir mažinti ir kainų fluktuacijas, ir kainų lygį. Nes kainų lygis dabar daugiausiai kyla dėl to, kad vis tik tai dar balansavimas yra brangus. Tai mūsų didelės investicijos eina į Kruonį, taip pat netrukus paskelbsime labai didelės investicijas į didelės talpos baterijų parkus, kurie, reiškia, toliau papildys Kruonį. Ir iš tikrųjų mūsų sistema ir Lietuvoje, ir apskritai paėmus Baltijos šalių regioną, patampa tokia, sakyčiau, pavyzdinė ir lyderiaujančia Europos Sąjungoje. Kol kas kainų lygyje mes esame tarp Skandinavijos ir Lenkijos, Vokietijos. Lenkijoje, Vokietijoje brangiau, Skandinavijoje vis dar pigiau, bet, reiškia, su visom mūsų pastangom, tą, ką mes darom žemyninėje energetikoje, po to bus jūrinė, mes 28 metais gana stipriai priartėsime prie skandinaviško kainų lygio, o pradėjus veikti pirmiems jūriniams parkams, mes sukursim Lietuvoje, sakyčiau, tai vieną palankiausių elektros kainų zonų Europoje. Čia yra esminis dalykas ir kainos yra, mano galva, irgi esminis saugumo elementas. Vienas yra fizinis saugumas, kad pastovus tiekimas būtų ir nebūtų trukdžių, bet kitas tai ta konkurencinga kaina jau čia strategiškai ir politiškai yra esminis šalies ir regiono saugumo klausimas, mano nuomonė, todėl kad
šalia konvencinio karo visada vyksta energetiniai karai ir energetiniai karai būtent taikosi į kainas, ekonominės krizės ir taip toliau. Tai užtikrinti ekonominį saugumą per energetinę dimensiją yra pagrindinis mūsų grupės uždavinys dabar. Aišku, čia klausimas matyt ne jums, bet matant Ukrainos patirtį ir žiūrint, kaip, sakykime, atakuojamos tais pasalūniškais dronais energetikos ar šilumos gamybos ar elektros gamybos, sakykime, stotis įmonės, tai yra, turbūt gal labiau kariškiam klausimas, kaip yra pasirūpinta tų objektų, antidroniniam sistemom, gynybos sistemom, kad jos tiesiog nebūtų labai pigiais dronais išvedamos iš rikiuotės. Bet čia turbūt, sakau, ne tiek gal jums klausimas, kiek kariškiams. Yra kompleksiniai pasiruošimai, dalis darbų yra daroma kariškių, dalis darbų yra daroma įmonių. Daug pamokų ir turim labai gerą, taip sakant, kooperaciją ir informacijos šaltinius ukrainiečiais. Tai čia tokia nenustojanti. Namų darbus esam padarę. Iš esmės, žinot, tas padarė klausimas netoks paprastas, bet tai yra labai svarbu, kad tie dalykai, tos pamokos būtų išmoktos. Darius Maikštėnas, Ignitis grupės vadovas mūsų eteryje, verslo pozicija ir pakalbėjom šiek tiek apie sisteminius energetikos dalykus, kas čia keičiasi ir kaip mes čia judam link tos atsinaujinančios energijos generacijos gana masyvios, bet vis dėlto dar ir jūrų parką užsiminėt, čia yra, prieš laidą sakiau, jūs esate padidinto dėmesio objektas šiandien Seimo ir ypač audito komiteto, apskritai turbūt valdančiųjų. Daugybė klausimų, turbūt kiekvieną savaitę po keletą serijų išeina, tai dabar dėl Palangos ir mačiau dėl šviestuvų ir dėl, aišku, jūrų parkų čia nuolatiniai klausimai, bet dėl renginių rėmimo ponas Skardžius kelia klausimus gana viešai ir aštriai, kodėl ten vieni renginiai remiami ar šviestuvai, ar tilto šviestuvai remiami Palangoj. Galit atsakyti, ponė direktorių, vis dėlto, kodėl ir kaip ir kas... Kaip jūs vertinat ir gal pirmiausiai tą dėmesį kaip vertinat iš Seimo? Dėmesį vertinam kaip tam tikrą komplimentą, nes manau dėmesio mūsų šalia nesusilaukia tik tai tie, kurie nieko nedaro. Tai mūsų grupė paskutinius 7-8 metus yra didelis ledlaužis, kuriant naujos kartos energetiką ir padarant daugybę dalykų, kurių niekada Lietuvoje nebuvo padaryta. Ir pritraukiant 500 milijardų akcinio kapitalo pirmą kartą Baltijos šalyse ir sukuriant didžiulę tarptautinę bendrovę veikiančią per visas šalis ir pakeičiant energijos pokytį iš chroniškos priklausomybės nuo importo prie artėjančio jau prie eksportuojančios energetikos ir nuosekliai mažinant kainas. Daugybė. Tai priima tai kaip komplimentų už darbą. Taip, nes tie, kurie nedaro, tie negauna, taip sakant, nei dėmesio, nei kritikos. O kai mes gaunam kritiką, mes visada turime labai mandagų, konstruktyvų ir profesionalius atsakymus, kuriuos pateikiam įvairiausiom institucijom. Vakar, kaip sykis, ir generalinė prokuratūra pažymėjo, kad iš tikrųjų nemato nei visuomenės intereso kažkokio tai nuostolio, atvirkščiai aš sakyčiau, visuomenė uždirba didžiulę naudą iš to, ką daro Ignitis grupė jūrinėje energetikoje, nei jokių pažeidimų. Todėl, kad galim tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra brandi ekosistema institucijų, yra ir nepriklausomumas, ir profesionalumas, ir mes suprantam tą dėmesį, mūsų darbas efektyviai, profesionaliai teikti informaciją, išaiškinti, mokyti, nes daugiausiai tų klausimų įvyksta tada, kai mes kažką padarom pirmą kartą, ko šitam regione nėra buvę. Ar tai būtų apie listingavimą, delistingavimą, didžiasias investicijas, ar galų gale bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kai mes iš tikrųjų visose tose zonose, ne tik Palangose, 10 įvairiausių ir mažų miestelių ir regionų darom ir renginius, ir vežam edukacinės erdves, ir mokom žmonės, ir tada jie eina pas politikus prašydami uždrausti atsinaujinančią energetiką, o atvirkščiai kviečia investuotojus ir nori, kad jų regionuose vystytųsi tą energetiką. Tai labai daugybė dalykų yra daroma
tam, kad ir sudominti vietinės bendruomenės. Taip pat supraskim, kad mes atvedinėjom į Lietuvą milijardinės investicijas ir dabar labai daug įdarbinam užsienio ekspertų, užsienio specialistų, kadangi, Lietuva visada buvo, miškų ir pievų šalis, nebuvo, jūrinės energetikos ir jūrinio verslo didelė šalis. Čia nėra tų kompetencijų, bet mes jas norim užsiauginti. Kaip jas užsiauginti? Reikia patraukti naują kartą, naujus Lietuvos piliečius domėtis tą energetiką, kad jiems užsidegtų akis, kad jie norėtų toliau mokytis, tiksliuosius mokslus, studijuoti inžineriją ir kažkada prisijungti prie žemynės ir jūrinės energetikos. Tai svarbus dalykai. Vis dėlto laidos laikas nėra toks labai ilgas viską išpasakot, bet iš esmės, direktoriau, tikslas visos šitos kritikos nėra jūs patraukti iš pozicijos ar jūsų sakykime, vadovybė Igničio. Nemanot, kad tikslas tikrasis gali būti toks, apie ką čia energetikos ekspertai ir žurnalistai ir politologai karts nuo karto užsimena, kad greičiausia bus toks tikslas? Vėlgi, tuos pamąstymus aš visada atidedu į šalį ir koncentruojasi į mūsų pagrindinę prasmę ir darbo tikslą. Mūsų tikslas - sukurti konkurencingiausią kainų zoną Lietuvoje, kad būtų saugi, moderni energetika, kad užaugintume naują kartą gyventojų ir kad į Lietuvą ateitų milijardinės investicijos ne tik į energetiką, o ateityje ir į duomenų centrus, didžiąją pramonę, nes turėsime energetinę kortą visoje Europoje. Tai čia yra mano didžiausias tikslas, mūsų komandos didžiausias tikslas. Mes į jį koncentruojamės ir kai turi didelį tikslą, nuoširdžiai profesionaliai įeini, tada, sakykime, tie visi kiti aplinkiniai, taip sakant, kalbos jos mažai veikia ir netrukdo, manyčiau. Bet ta kritika, vis tiek nuolatinė kritika, gali dalies žmonių akise kompromituoti bendrovę, silpninti jos pozicijas. Žinoma, tikrai taip, todėl, kaip ir sakiau, mes turim ir pastoviai ir daug komunikuoti, rodyti ir aiškinti, ir ne tik tai žmonių akise, vėlgi supraskim, tai, ką mes darome, mes pastoviai dirbome su labai dideliu kiekiu labai stambių tarptautinių partnerių. Ir finansiniam institucijom, kurios finansuoja mūsų projektus, ir gamintojais turbinų, sistemų, didelių technologijų, dėl kurių vyksta didžiulė konkurencija visame pasaulyje, ir dėl strateginių partnerių. Šiuo metu mes vykdome jūrinio parko strateginio partnerio atranką, su kuriuo, jeigu sutarsime, galėtume dalyvauti antrajame jūrinio parko aukcione. Ir neslėpsiu, tikrai išgirstame tokių klausimų, jeigu suinvestavus 1% lėšų į pirmąjį parką gavome tiek klausimų, tai ar naujasis partneris atėjęs, ir investuojantis 1,5 milijardo į Lietuvą, gaus dar 100, patikrinimų ir klausimų. Tai vėlgi, reikia aiškinti, reikia tuos dalykus, taip sakant, po truputį edukuoti ir mūsų partnerius, ir mūsų visuomenę. Aš labai optimistas. Aš matau, kad šalis yra sveika, institucijos sveikos, ir ta politinė aplinka, jinai irgi, taip sakant, ir mokosi, ir supranta, ir visųgi pagrindinis tikslas, kad Lietuvai būtų geriau. Tai tie smulkūs taktiniai veiksmai, jie žinoma po to nueina į užmarštį. Aišku, jūs sakot, kad Lietuvai būtų geriau, bet politikai kartais turi ir kitokių įvairių tikslų, nepaisant to yra ir grupiniai interesai, partiniai interesai, komerciniai kažkokie interesai ir viskas čia susipina taip, kad kartais sunkus pagauti tą bendrą interesą, apie kurį jūs kalbate, kad Lietuvai būtų geriau, bet iš esmės dėl jūrų parko, dar čia ir dėl antro konkurso, kuris čia paskelbtas verto ir suprantu, sakot, ir investuotojams papildomų klausimų kyla, ar jie čia nebus lupamos jų odos kiekvieną kartą, kai jie norės kažkur sudalyvauti. Aišku, tų klausimų yra daug ir dabar laiko nedaug liko. Aišku, vienas iš tų klausimų, ar tikrai verta tą antrą kortą, ar pirmo nėra ir gal čia reiktų su vienu pabaigti, kitą daryti. Kaip vertinate tuos kylančius, ypač politikams, Seimui klausimus ir kiek jie pagristi ir motyvuoti? Aš tai labiau atmečiau tuos politinius siekius, kaip sakė, ten kažką pakeisti, užkeisti savai žmonėm. Daugybė klausimų kilo iš noro galbūt labai greitai turėti tą efektą. Supraskim, vieno jūrinio parko investicija yra apie 3 milijardus. Tai yra labai dideli dalykai,
tiems, kad jie ateitų į šitą Lietuvą ir veiktų ir dešimtmečius kurtų naudą, reikia labai daug padaryti darbų, labai nuosekliai dirbti ir turėti daug kantrybės ir veikti profesionaliai. Tai iš tikrųjų tam dalykui ta pirmoji banga, manau, buvo dėl to, kad tikrai svarbu, tikrai visi nori, kad kuo greičiau, tai tie klausimai ir kilo. Aš sakyčiau, labai teisingas sprendimas buvo ir vyriausybės, jinai sukūrė darbo grupę, kad iš tikrųjų giliau įsigilinti, kas vyksta, ko reikia ir ne, taip sakant, tik ieškoti, ką čia pakritikuoti, o atvirkščiai darbo grupės vyriausybės tikslas jūrinės energetikos atrasti, kaip padėti, kokius teisinius aktus toliau tobulinti, kaip panaikinti biurokratinius barjerus, kaip užtikrinti, kad nauja energetikų karta veiktų, kaip padėti vietiniams verslams įsijungti. Yra, kad iš tikrųjų sukurti visą tą naują vertę, kurios Lietuva iki šiol neturėjo. Tai aš matau tą didžiulį pokytį tame požiūrėje, tame siekyje pasinaudoti šito istoriniu šansu, nes jis yra tikrai didelis Lietuvai. Aišku, pabaigai dar keli tokie, vienas gal ir tam tikrą prasme ir kiek struktūrinis, kiek apskritai to valdymo klausimas vis girdisi visuomenėje. Susigrąžinkime energetiką į valstybės rankas pagaliau. Ir politikai irgi pasigauna šitą bangą ir bando kažkaip tai sakyti, kad to ir reikia. Ką atsakytumėt sakantiems, kad reikia valstybės rankose viską laikyti, gražintis ir panašiai? Kai viską laikai rankose ir kai yra tik tai monopolija, tai anksčiau ir vėliau tai išsigimsta. Dabar Ignitis grupė aktyviai konkuruoja visose rinkose. Mes toj pačioj elektros tiekimo veikloje, jeigu skaičiuoti elektros srautų, turime apie 40% tik tai rinkos. Mes pastoviai kiekvieną dieną konkuruojame dėl savo klientų. Tas pats bendroji dujų rinkoje, tas pats generavimo rinkoje. Ir kai yra sveika konkurencija, kai ateina ir vietinės, ir regioninės, ir tarptautinės investicijos, tada galutiniam rezultate visada laimi klientai. Jeigu yra monopolija, tada taip sakant, dažniausiai laimi monopolistas. Ir pabaigai, aišku, vis praslysta diskusijose, dabar nepamenu, Dainių Dundulį kalbinau, Norfos vadovą, ir dažnai tokiose diskusijose verslo, pasižiūrėkite Ignitis atlyginimus, pasižiūrėkite kokios ten medianos, pasižiūrėkite kiek grupiai vidutiniai atlyginimai ir jūs parodo kaip tam tikrą, žinot, čia tai jau kažkokie super turtuoliai dirba įmonėje, kuri iš esmės yra valstybės didžiąja dalimi valdoma. Ką atsakytumėt į tą kritikos dalį, kad jūs čia taip labai iš atlyginimų prasme? Gerbiama Dundulį, aš ypač gerbiu mūsų mažmenės prekybos rinkoje visų pirma dėl to, kad kiek matau, pas jį jo žmonių atlyginimai yra geriausi ar konkurencingi lyginant su kitais konkurentais. Jisai suprato, kad tam, kad sukurti daug vertės klientams, tu turi mokėti žmonėms adekvačius atlyginimus. Tai Ignitis grupiai yra lygiai tas pats. Supraskime, mes esame multimilijardinė kompanija, dirbanti 5 tarptautinėse rinkose, konkuruojanti su tarptautiniais gigantais. Tai mes įvairiose grupės rytise tikrai siekiam ir pritraukti, ir išlaikyti stipriausius profesionalus, nes tik tai stipriausi profesionalai ir gali sukurti ir nepriklausomą energetiką ir žemiausias kainas vartotojams. Tai iš to tikrai daugiausiai išlošia būtent visuomenė. Pas mus nėra kažkokio pertekliaus atlyginimuose. Per keletą metų, per maždaug 5-7 metus, ką pavyko grupiai padaryti, tai kad žmonėms būtų mokama rinkos medianą. Tai yra ne, kad jeigu tu eini į valstybės kapitalo įmonę, tai turėsi prasmingą darbą, bet gausi pusę atlyginimo lyginant su privačiom organizacijom, o mes gaunam rinkos atlygį adekvačiom pozicijom. Ir kai yra atsakomybė milijardinė, natūralu, kad tie atlyginimai yra irgi konkurencingi. Darius Maikštėnas, Igničio grupės vadovas, aktualijas aptarėm ir aišku energetikos bendrą paveikslą. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko, dėkui, kad klausėtės. Gražios visiems dienos, geros savaitės, likit su Žinių radiju. Verslo pozicija.
Laidą Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.